Aš pirmiausia esu dėkingas, kaip galim sakyti, viena iš stipriausių ir seniausių federacijų, kuri turi giliausias šaknis Lietuvoje, tai yra lengvos atletikos federacijos prezidentą Eimantui Skrabuliui, už supratimą, už tokį kultūrinį elgesį, nes žymiai reikia daugiau turėti kultūros duoti negu kultūros gauti. Džiugu, kad mes galim šiek tiek prisidėti rengiant jaunuosius trenerius ir kita vertus mums labai svarbu, kad jūsų universitete būtų ugdomi modernūs, šiuolaikiški, kvalifikuoti treneriai, kurių iš tiesų mums nėra per daug. Mes jaučiame stygių kaip federacija, kaip lengvaatlečiai. Man irgi teko sportuoti ir po šiai dienai labai myliu, gerbiu savo trenerį, bet su visa pagarba jie jau sensta, ne vienas jų palikę yra sportą ir tikrai jaučiame deficitą. Mes transformuosim visą šitą pagalbą į studentų rengimą, į jų žinias, į jų žinių transformavimą mūsų visuomenėje. Treneris yra mokytojas, tai tam tikram gyvenimo etape jisai jį moko. Ir kad tas mokytojas būtų kompetentingas, geras, doras žmogus, tai yra jūsų ir mūsų tikslas. Ir aš manau, kad tai, ką daro universitetas, tai visuomenėje yra priimama labai kaip svarbi misija. Mes puikiai žinom, kad reikia didelių, ryžtingų ir drąsių darbų, kad mes galėtumėm Lietuvos žmonių fizinį aktyvumą padvigubinti per artimiausius 10 metų. Tai čia vien mūsų pastangų neužtenka, reikia pastangos, kad būtų žymiai platesnės ir verslo, ir visuomeninių organizacijų.